Sveiki, rudeninių vėjų gerbėjai. Jo, vėjukas šiandien, ne vėjų, karšių gerbėjai. Bet vėjukas šiandien pučia neblogai. Naikon. Savaitgalį, kiek žinau, buvo kas visai gera sugaudė čia skirvytė. Visi buvo, vieni geriau, vieni prasčiau. Bet matau karšių ir savaitgalį jau buvo. Matysim šiandien vakarinį pažiūrėti, patikrinti. Atpūtė čia tų karšių, tie vėjas neatpūtė. Karštų palapinė, kaip tik įsikūrinėja. Visi ir šviežiai atvažiavę, tai dabar neaišku, kaip ta situacija. Nes visi tik nesenai atvyka. Ir dėl kilimų neaišku, nes nuo ryto miškelėje gal. Bet kiek žinau, į savaitgalį miškelėje. Liūdna, tai bandysim čia. Žmonės jau nieko nėra. Čia. Taip, vienišas vilkas čia įsikūrsim. Pamėginsim vakarinį pasidėti. Kas čia bus? Ir nuėjai, pirmas karštas. Snarglė lėka net ant palei šveną čia. Matos.
Nu, na. Nu, su karšiu senė, tiek bevargti. Tai. Kap koks sazans. Nežinau, jums nikap. Tada parsivadinau, ne viskas. Tikrai šauna į vandenį viskas. Taip kažkaip nepatogiai, čia buvau pasieks. Nu jo, bet seniai betempiau tokį karšiaką. Pagal. Tadam, hibrid. Čia tai karšis. Pagaliau gyvi monto ar kažkada pasisiekti. Kiek čia gal rodyti, kiek pagauna, o pats ne. Tai. Kremt, viesput. Bet pats kibėms tai neipatingas galūnėlį. Vos ne kažko. Nu, matės, kad klibėm, bet kad ten jau matytų stropnė, tai tikrai taip nebuvo. Matės, kad nes dar šitas viesput stiprė, ta galūnė. Ir tokia porbė nunešė. Jo, kokie 3 kg plus gal net. Nesvėriau dar. Priešinas koks sazans, ypač čia prikront, kai reikėjo jau įgraipšt. Iš pat pirmį sykį būčiau pakabins, dar niek, bet nepakabinau. Tai čia daida man vaizdų po to mes pakront. Tai, nu ką, bandom toliau. Jo, į tas pirms, kur nuėjai, irgi toks panašus gyvėms buvau ir irgi sunkiai daug nekėla. Tai jo, matomai ir karšių. Žiūrėsim, kas čia toliau, čia vėl tas veins. Nu, bet šį kartą, jeigu įveins, tai didžios. Teik tuo, kiek jau kartų čia dar blogiau buvo. Bandom toliau. Tai vat, saulutė jau ledas. Dar kokius pusvalandoks ir bus ant jau visai. Ir kiek čia, aišku, po 4 atvažiavau. Čia dar nei poras valandėlių. Ir porą tų kibimukų veins nuėjai pačiu pradžiu ir vein ton išsitraukiau. Kambalnika nebloga. Tai taip pat kibimuką buvo laba, tokiai menki. Vos žiūrims, kad atledamos galūnėlė. Tikra tep netalža. Tai pasakyti, ar čia toks nelabai norėjams imti. Ir čia toks tas vakarienis, nežinau. Jau kažko abejoju, čia tarp 4-6 man rodos pagrindinis čia tas laiks. Aišku, tą papūsiu, pažiūrėsim. Pažiūrėti kaip ten arčiau bokšto, nors tai taip iš šonų žiūrint, tiesiog nemačiau, bet pasidėsim. Manim ten sekės. Ir ko, paskelbkiam nugalėtoją į lydekas konkursą. Kas spėlioja? Spėliojančių buvo, visai nemažai. Ir yra vienas tikslus atsakymas. Kas net keista. Kaptėm tikslę, nereik žiūrėti kas arčiausia, ir tikslus atsakymas. Ir tai yra Vaidas 4295, kuris spėjo, kad 4-8 kg svėrta lydek. Tai jums yra teisus. Tai susisiek su manim per Facebooką ir susitarsim, ką pasiimti tą laimėjimą. Kas su visais susitardavom ir susisiekdavom. Tai va, ir kiti. Manau, paskelbsim į dabar konkursėlį apie ton karšį. Nes čia tikrai neblogas svoriaus ir visai galėtų paskelbti konkursėlį, tai prirenkam laikų. Nepamirškit pasiprenumeruoti, žinau, kad tingat kai kurie, nes peržiūrų labai daug, po 4000 peržiūrų ir prenumeratorių nėra daug. Televizorių žiūrit, žinau, su taupiu nenorat, ten junginėti, spausti, bet nepaskuskim šį kartelį. Paprenumeruokiam, palaikinkiam, daugiau konkursų, daugiau žinių iš
Skirvytis atmatas, paskui iš stintų, dar iš kažkur. Gal kas nors vat vigelių nori pasikveisti, pažvėjuoti. Vat pasirašyčiau kažkokį kartėlį. Kaip tik artės sezonėlis. Tai pakol kas tiek šiam vakarėliui numatysiam, kas čia dar vyks. Pakol kas tiek. Nu ką, pašnekinau rezultatukai, nekokie, nei šitam, nei čia. Čia vieną karšį, čia nieka. Čia gerajam praeitos savaitės taškelėje. Ne vieną karšiaus. Nu įdomus tas karšas. Matysim, ką duos rytas. Na ir labas rytas. Vėjukas biškį prima, bet ir. Buvo čia keli ten sėdėjo per naktį. Eina savo, jau paklausti. Sakė, nu palapinė kažkiek išgelbėjo nuo to vėjo šalčio. Tai po vieną tamsoj pagavo. Tai ir verta sėdėti per visą naktį. Vieną karšį. Ne, ačiū. Aš vakar tik sutema ir geriau bandysim va iš rytą. Biškį pradėjom švist. Matysim, kas čia gausis. Nu šį rytą jau yra aplinkau ir kaimynų. Ir tenais, iš tos pusės ten visur pilna. Čia šitoj pusėje yra pilna. Ir, nu, kaimyną dar nemačiau, kako ištrauktų, bet ten toliau prie palapinės mačiau, kažkas jau ištraukė pirmąjį šį rytą karšį. Tai laukam ir mes. Nu, kaimynai lupa kažką. Bet ar nuėjo, nes neištraukė. Bet ne. Savai paleda. Šitim karšiam. Kaimyns ten traukė. Partraukė, kaip pojas pabėga. Ir mondėje atsikabina.
mažesnį pirštinai. Jau kažkokia linkstas karštis, na. Pasimačiau kabliukai. Turiu čia darbaunys. Drūpne. Na, kam tu esi? Nežada čia pasirodyti. O, bliam, tuliai. Reiks tik paėti kieno. Netoks tu čia jau įbaisus. Kur tu išmauni? Kas čia jums, kai jūs tokie esat nerimastingi? Tap! Nu gal mačiai kabliuk pakeitėms, bet šį kartą nanuei, nors bandė. Nu ką, turi ir kaimynai pagaliau savo karšį. Kažkoks judesiukas yra prasidėjęs. Nu ką, jau 9:30 ir tokio ypatingo rytinuko nėra. Ten mat kaimyns buvo pirmadienį, tai sakė nuo 8:30 iki 10, tai čia visą pakrantę darbavos ganėtinai intensyviai. Šiandien jam iš vis nieko nekiba. Aš čia vieną ištraukiau, nu vienas pabėga, nu čia kaimynai vieną, nu ten toliau mačiau ir keletą ištraukė. Nu į ten ištraukė, nu nėra ką visai nekiptų. Bet, sakė, pirmadienį kur kas intensyviau darbavosi. Vanduo įsmarkiai, sakė, jo matosi. Kito pusėje, per kamerą gal nesimatė, bet ten seklumas šviečia. Na ir te pažiūrėjus matos, kad iki pusmetrių pakrits. Vanduo. Tai intensyvaus kibimuko nėra. O čia tos gerosios valandėlės, saulė kylant, baiginėjas. Gal sukips dieną, bet jau manš čia nebus. Rytinoką kibėmą tokį rimtą kapinę bolą. Nu pagavo čia vat kaimyną. Iš kairės pabeina karšį. Eina. Čia iš mano dešinės kaimyns nieko nesugavo, bet ten toliau mačiau, venkė tikrai ištraukė. Ten toliau irgi kažkiek pagavo. Bet pašnekėjus čia su to kaimynas buvo prieš kelias dienas, tai sakė, rytinis buvo tikrai rimtesnis. 1,5 valandėlės, sakė, darbavos visą pakrantę. Dabar per visą rytinį nutep tarpukos, vienas kitas karšis. Ar tie čia orų permainas, ar tie lietaus ateinančiom dienom jau. Tai kažkas vėl keisės. O šiandien situacija tokia. Dar kažkiek pabūt ir šauti į darbus.
Tik sunkia trauka. Rimtesnis gal. Yra. O ką mes turim šitoj pusėje? Šitoj pusėje mes turim, kad turbūt tik šiandien jau nepareis. Debesiukai tokie tamsoki jau pareina. Viniuoti jau meškerėlės. Nu atkošė vėjukas. Tikrai neblogai. Tai gera, kad esu apsimovis termorūbus. Tai nesušalau, o teptai vėjukas košia neblogai čia ant tos betonkės. Taip, galvoju, padarykiam irgi tep, kad kažkam, kas atspės karšiaus svorį, padovanosiu arba termo maikutę, arba termo kelnes. Galėsit pats pasirinkti. Ar ton ir dydį išsirinkti. Tai komentuokit, darykit spėjimus, nepamirškit palaikinti, pasiprenumeruoti ir susitinkam jau sekantį kartą. Iki kitų žvejybų. Iki.